mūsų toks susitikimas nei mokykla, nei konferencija, nei nieko toks, sakyčiau, kad informacinis galbūt susitikimukas, nes kaip žinom, jau mes praeitą savaitę su Romūnu parašėm skelbimą, kad kol kas iki naujo pranešimo atšaukiamos mūsų konferencijos ir mokyklėlės ir jos vis dar yra atšauktos, kad šiandien mes susitinkam, tai dar nereiškia, kad jau antradienį bus konferencija, bet lygiai taip pat nereiškia, kad jos nebus antradienį. Taip kad bus paskelbta, nežinau, ar sekančią savaitę bus viskas jau savo ritmu eis, ar dar ne, šito dar nežinau. Bet kokiu atveju šiandien toks susitikimas, kad pasakyčiau dalį naujienų, kurias jau žinau. Tai reiškia, kad nežinau toli gražu dar visų naujienų, žinau tik tai mažą dalelytę ir tą, ką mažą dalelytę žinau, kaip čia pasakyti, gal galima įsireikšti paviršutiniškai maždaug, nes dar ir toj daly, kurią žinau, yra begalės klaustukų, daug dalykų dar turėsim pateikti, dar turėsim išaiškinti, daug niuansų dar turėsim išsiaiškinti, daug ką išsinagrinėti, bet vis tiek norėjau jums pasakyti tai, žinau, todėl kad noriu, kad susivoktumėt. Galbūt yra žmonių, kurie iki šiol nesuvokia, kur mes randamės, galbūt kam nors padėsiu susivokti, nors dalinai. Taigi, turim naujienų, turėsim didelių pasikeitimų ir matot, man net žodžių trūksta, iš tikrųjų visoj toj visumoj mes esame iš tikrųjų trupučiuką pasimetę ir net nežinau, kaip teisingiau išsireikšti. Taigi, bet kokiu atveju aš jūsų šiandien atsiprašysiu, todėl kad tai, ką kalbėsiu šiandien ir ką rodysiu jums, nėra lietuviškai, yra ispaniškai, praktiškai vos ne visi, kažkas iš jūsų supranta ispaniškai, bet daug jų nesupranta. Mėginsiu viską versti, mėginsiu viską paaiškinti, mėginsiu viską papasakot. Tas skaidrės, kurias turiu šiandien jums, jos ispaniškos, todėl galbūt nebus taip sklandžiai, nes man pačiai šitą informaciją dar nauja, man pačiai šitą informaciją dar nėra suvirškinta. Taip, kad jau jeigu striksim kur nors šiandieną, tai tikiuosi, kad mane suprantat ir kad man nepyksit ir kad man atleisit, ar ne? Taigi, pamėginsim išsiaiškinti, pamėginsim susižinot, ką žinau. Šitos skaidrės yra oficialios kompanijos skaidrės. Jų neverčiau į lietuvių kalbą, neverčiau todėl, kad manau, kad nežinau, jom ko gero ateityje nesinaudosim, ko gero turėsim dar kitas, čia tik naujienoms skirtos, naujai informacijai skirti dalykai. Ir tai dar kartą įspėju, aišku, žinau, kad turit milijoną klausimų, žinau, kad po visko klausinėsit apie viską. Iš anksto pasakau, kad daugumos klausimų atsakyti negalėsiu, mėginam susivokti, tie, kas senbuviai, tie, kas prisimena vasarą, tie, kas prisimena birželio mėnesį, kai mums buvo iš viso, kiek ten gal 3 savaitės nedarbo, tai yra persikėlėm į naują ofisą ir tiesiog, kaip aš vadinu, vyko revoliucija. Tai dabar galiu sakyti, vėl vyks revoliucija, galbūt ne taip drastiškai, galbūt palaipsniui, galbūt nebus uždarytas ofisas, galbūt perkeliausim po trupučiuką, bet noriu, kad susivoktumėt, link kur kreipiama, link kur sukama, kad daugiau susivoktumėt, kas mūsų laukia ateityje. Taigi, mėginsiu dabar aš jums ką nors paaiškinti, jeigu pavyks, tikiuosi, kiek nors pavyks. Nes iš tikrųjų informacija labai šviežia, nauja ir aš pati dar nesuvirškinau jos iki galo. Taigi, John Paul Getty yra pasakęs, ir tai buvo mintis, kuria buvo išreikšta, kas tai yra tinklinis marketingas. Manau, kad visi esat girdėję, ir galbūt ne visi, bet daug kas, kad iš tikrųjų kur kas geriau yra uždirbti 1% nuo darbo 100 žmonių, negu uždirbti 100%
nuo savo paties darbo. Manau, kad su tuo sutinkat visi. Ir šiaip jau apskritai tinklinio marketingo esmė, tinklinio marketingo pagrindas yra šita idėja, būtent iš čia išauga tinklinio marketingo šaknis. Ne? Ir vadovaujantis šitą idėją važiuojam toliau. Vadovaujantis visą to esmę, mūsų kompanija sako, kad mūsų sėkmė nuo dabar priklauso nuo mūsų pačių ir tik nuo mūsų pačių. Ir tai yra šventa tiesa ir iš tikrųjų kiekvieną dieną matau visokių išsireiškimų grupėje ir taip. Vienas ten zyzia dėl to, kitas ten zyzia dėl kito, kitas. Visai neseniai, prieš 10 minučių grupėje diskutavo moterys, kaip čia gali būti, kaip čia, kad nemoka, kad dėl dokumentų nesukeltų nemoka pinigų, kaip čia ir taip toliau. Mielieji, netgi ten buvo pasakyta, pradirbau mėnesį, praėjus mėnesiui nėra pinigų. Nėra pinigų, žinoma, kad nėra pinigų, mielieji. Čia jūs niekas iš jūsų, čia gal labiau kreips į naujokus, nei senbuvę, turbūt toks klausimas nekyla. Gerbiamieji, mielieji, susivokite, supraskite, čia jums niekas nedavė darbo, čia jūs nesudarėt su niekuo kontrakto, jokio darbo sutarties, čia niekas jums nepažadėjo kažkokio tai fiksuoto atlyginimo, nei darbo valandų. Čia jūs neatėjote ir niekas jūsų nepriėmė į darbą. Būkit geri, nepainiokit dviejų iš esmės visiškai, absoliučiai nepanašių dalykų. Tavo nuosavas verslas ir kad tave kas nors priimtų į darbą. Čia jūs mėginat pradėti savo verslą. Ir įsivaizduokit, kad jūs ateinat ir kad jūs, tarkim, aš visą laiką, kaip kažkodėl man taip užstrigę, niekada pati kirpėja nebuvau, bet užstrigę, įsivaizduokit, atidarėt kirpyklą. Ir jums kažkas nesiseka, ką kaltinsit dėl savo nesėkmės, gerbiamieji? Kad moteris atėjo ne su tokios spalvos plaukai. Ar kad santechnikas vandenį suvedžiojo. Nesiseka tavo kirpykloj, ieško problemų, jas spręsk, mėgink, rask išeitį ir išsikapstyk iš savo problemų. Mes čia turim savo verslą. Ir tie, kas nori zyst, tai tiesiog uždaryk ir išeikit. Ir negadinkit kitiems nuotaikos, paprasčiausiai nei savo, nei kitiems, negadinkit nei nuotaikos, nei laiko. Matot, mane privertė kalbėti apie tokius dalykus, kai mūsų laukia tokios fantastiškos naujienos. Fantastiškos naujienos mūsų laukia. Taip, kad tie, kas norės, kad šiandien nepadarė namų darbų, išeikit dabar iš salės, todėl kad salė pilna ir už salės galbūt liko tie, kuriems reikia girdėti visą šitą. Taip, kad norit zyst, išeikit dabar pat. Būkit garbingi prieš save ir paprasčiausiai išeikit. O tie, kas lieka, būkit pasiryžę praeiti visus sudėtingus ir sunkus kelius, todėl kad aš nuo pat pradžių, jau daugiau negu metai, mes pradėjom praeitais metais sausio 1 dienomis, tai konferencijas vedu jau metai ir mėnuo, praktiškai galima sakyti, ir visada metai ir mėnuo, visą šitą laiką, kaip sakiau, esam tinkamų laikų ir tinkamų vietoj, bet dėl to turiu labai gerą ir labai blogą naujieną. Labai gerą, todėl kad fantastika, mes esam pačioj pradžioj ir viską, ką galim padaryti, padarysim, turėsim. Mūsų laukia didžiulė ateitis. Bet labai bloga naujiena, kad mes esam pačioj pradžioj ir turim praeiti sudėtingą, sunkų problemų, klaidų taisymo, problemų taisymo, ieškojimo, išsikapstymo kabutėse, sunkų akmenim grįstą kelią. Kam nepatinka sunkumai, ne vieną kartą sakiau, išeikit, ateikit po 3 metų, bus viskas kaip sviestu patepta. Ir tada galėsite pasėdėti. Bet tada niekada negalėsit padaryti to, ką galim padaryti mes. Taip, kad
jūsų valia, jūs apsisprendžiat patys. Norit zyst, uždaro duris, išeinat iš čia ir zyskit namuose ant pečiaus sėdėdami. Bet jeigu jūs iš tikrųjų turit drąsos, kur tą filmuką uždėjau, tą video trumpą uždėjau prieš šitą konferenciją, prieš šitą mūsų susitikimą, atsakyk savo, ar turi pakankamai drąsos, kad pasakyt, aš galiu. Ir man nesvarbu problemos, aš galiu. Jeigu tu turi šitą drąsą, tai tu čia tinkamoj vietoj būk, lik ir padarysim kartu. Nenori, išeik. Ir tie, kurie lieka, tai iš tikrųjų dar kartą kartoju tai, ką pasakė kompanija. Mūsų sėkmė nuo šiandien priklauso nuo mūsų pačių, nuo niekieno kito. Ir žiūrėkim, kasgi yra šiuo metu, ar ne, ką mes turime kompanijoje šiuo metu. Šiuo metu kompanijoje, aišku, gaišiu gėlės, nes pirmiausiai turiu skaityti, o po to versti. Šiuo metu dieną naktį, tai yra 24 valandas per parą, mūsų ofisas yra veikiantis, tai yra nuo 8 000 iki 12 000 vartotojų prisijungia būna kiekvieną minutę, ta prasme, kiekvieną minutę, kada bepakliūtumėm į mūsų virtualų ofisą, kiekvieną minutę mažiausiai 8 000 yra prisijungusių žmonių prie mūsų ofiso. Nuo 8 iki 12 000 pastoviai yra naudojasi mūsų virtualiu ofisu. Dieną naktį, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu Europoje žmonės miega, tai Amerikoje diena. Jeigu amerikiečiai eina miegoti, tai keliamės mes. Ir žodžiu, taip gaunasi, kad 24 valandas per parą turi veikti mūsų ofisas. Maždaug vienas žmogus, vidurkis vieno žmogaus išbuvimo ofise yra 32 minutės per vieną prisijungimą. Reiškia, tiek žmonių ir tiek laiko išbūna prisijungę ofise. Ir 566 milijonai puslapių yra vizituota, reiškia, mūsų kompanijos pagalba per trupučiuką mažiau negu per vienus metus. Ta prasme, 566 milijonai puslapių praėjo reklamą per mūsų kompaniją. Tokie skaičiukai, aišku, stulbinantys, turint mintyje, kad mes gyvenam dar tik vienus metukus. Čiagi, kaip nekeista, o gal keista, gal nekeista, nežinau, čia mes matom tokių mėlynų dryžių nubrėžta, kur daugiausia vartotojų, kur daugiausia žmonių jungiasi į mūsų ofisą, tai reiškia, kur daugiausia dirbančiųjų. Ir kaip nebūtų keista, Kinija, matot, koks ilgas mėlynas brūkšnys, 24% iš mūsų visų dirbančių žmonių, besijungiančių į ofisą kiekvieną dieną, 24% yra Kinijoje. Tai yra praktiškai ketvirtadalis mūsų libertachijos yra Kinija. Kolumbija net nežiūriu, čia taip smulkiai rašo, kiek čia tų procentų mažiau. Ispanija 7, Indija 6, Venezuela 4, Portugalija 4, Ukraina 3, Rusija 3, Italija jau net nežiūriu gerai, gal irgi 3, Peru 3 ir taip toliau. Žodžiu, toliau mažėja tie procentukai. Vėlgi, būna momentų, kai klausia, kodėl lietuviškai neturim, pavyzdžiui, mūsų ofiso lietuvių kalboje. Tai įsivaizduokit, kiek ten 0,000, kiek turėtų procentų būti. Suvokit šitą visą esmę ir suprasit, kodėl lietuviškai neturim ofiso, ar ne? Bet žodžiu, po vienų viso labo tik 1 metų darbo tokie rezultatai. Kągi, mūsų kompanijos vizija, kas yra mūsų kompanijos vizija, tai yra kaip jie mato, kodėl jie yra, kodėl atėjo mūsų kompanija, ką nori, kokia vizija mūsų kompanijos. Tai yra galimybių ir gerovės platinimas išnaudojant socialinius tinklus. Mūsų kompanijos vizija, kaip pati kompanija sako, yra būtent
galimybių ir gerovės platinimas išnaudojant socialinius tinklus. Ir kodėl aš pabrėžiu socialinius tinklus, jūs žinoma, tuoj daug ką suprasite. Na ir misija mūsų kompanijos. Misija tai kaip užduotis, ar ne? Užduotis mūsų kompanijos, ar ne? Sukurti virtualią erdvę, kur galėsime platinti metodus ir technologijas visiems lengvai prieinamą, paprasta, efektyvia ir rentabilia forma. Tokia misija, toks tikslas, tokia užduotis kompanijos, kad padaryti mums visiems jos nariams, sukurti virtualią erdvę, kurioje mums visiems būtų labai lengva, patogu dirbti. Jeigu pasakius trumpai keliais žodžiais. Važiuojam toliau. Na ir čia kompanija mums pateikia interneto evoliuciją. Tai yra internetą tokį, kokį mes pažįstam dabar. Galima sakyti, kad, žinoma, jis buvo trupučiuką anksčiau, bet tokį, kokį mes jį naudojamės, kokį mes jį pažįstam, kokį mes jį žinom. Galima sakyti, kad internetas atsirado 1990 metais. 1995 metais atsiranda pirmieji tokie puslapiai kaip Amazonė, tai yra mėgina pradėti pardavimus interneto pagalba, pirmieji pardavimų žingsniukai interneto pagalba. 1998 metai atsiranda toks ieškiklis, kaip čia pavadinti, kaip Google'as, atsiranda Yahoo, atsiranda eBay ir taip toliau plečiasi, kuo toliau, tuo labiau plečiasi, ta prasme, interneto panaudojimas. Ramūnas sako, paieškos sistema. Ir jau turime 640 milijonų vartotojų, interneto vartotojų. Tuo tarpu, kai 2002 metais atsiranda PayPal, atsiranda internetinė galimybė internetu mokėti, galimybė internetu vedžioti pinigus, ta prasme, pinigų judėjimo galimybė interneto pagalba. Ir 2003 jau pradeda atsirasti socialiniai tinklai. 2003 1,1 bilijono vartotojų, jau 1,1 bilijono vartotojų. Kai tuo tarpu tik po vienų metų 2004 sudvigubėja vartotojų, 3,2 bilijono vartotojų ir atsiranda gimsta Facebookas. Socialinis tinklas, kuris padarė revoliuciją. Manau, kad nėra žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs, kas tas yra Facebookas. Ir kaip matot, gimęs 2004 viso labo 11 metukų Facebookui ir visas pasaulis apie tai žino. Na ir ta didelė L raidė mėlynam fone, tai yra mūsų Libertachio ženklas, tai yra 2015 metai, kai gimsta, kai dabar mes dar tik prieš gimstant mūsų Libertachijai tokiai, kokią ją mes greitai turėsim, praktiškai visai netokia, kokią mes ją pažįstam. Ir jau turime, ne Libertachio apskritai, internete yra 4,1 bilijonų vartotojų. Taigi, toks trumpas žvilgsnis į interneto evoliuciją ir tą mėlyną didelę raidę didžiąją, būtinai ją žinosim, atsiminsim ir ją žinos visas pasaulis. Taigi, važiuojam toliau. Technologijų progresas mus veda link verslo, išnaudojant internetą. Tai yra, visos šitos technologijos, internetas, visos šitos galimybės ant tiek išsiplečia,
ant tiek tobulėja, ant tiek bėga dideliais žingsniais į priekį, kad iš tikrųjų jau jeigu turi verslą ir jo neturi internete, tai skaityk, kad verslo neturi. Internetas ir verslas yra, kuo toliau, tuo labiau darosi du neatsiejami dalykai, du susiję, labai stipriai susiję dalykai. Taip greitai besivystančių technologijų aplinkoje tapti geresniais, tapti vieninteliais, tapti ypatingais. Tai technologinis, finansinis ir kūrybinis iššūkis mūsų kompanijai. Tai, ką kompanija sako, tai, ką jinai nori padaryti, tai, ką jinai nori pasiekti. Duoda savo iššūkį pati savo, tapti kitokiais, ypatingais, pirmaisiais ir vieninteliais. Iš tikrųjų, iššūkis labai rimtas ir galingas, ar ne? Tai, na ir Libertachija, duodama savo šitokį iššūkį, Libertachija padaro sąjungą su Connect Holdingu. Libertachija turėjo vienus iš savo ofisų Italijoje. Šiuo metu Italijos ofisas yra perkeliamas į Maltą. Maltoje yra būtent šitas Connect Holdingas ir jau sudarytas kontraktas, jau sudarytas apjungimo kontraktas. Tai yra Libertachija jungiasi su Connect Holdingu. Ką tai reiškia? Kad suprastumėm, ką tai reiškia, tai pirmiausiai noriu pasakyti, kad holdingas tai nėra viena kažkokia tai kompanija, tai kompanija, kuri apjungia, tas holdingas apjungia keletą kompanijų. Čia mes turim 5, kurios klauso šitam holdingui, tai yra Net, tai yra Amuntech, tai yra BCL Gaming, tai yra PayPay ir tai yra Meta Network SA. Šitas holdingas, turėdamas šitus partnerius, turi kai kuriuos, čia bus parašyta, reiškia, keletas, kai kurie šito holdingo klientai, tai yra Shell, tai yra Pirel, tai yra, matot, patys, aš ir nežinau, žodžiu, kaip pavyzdį čia mums duoda keletą savo to holdingo vartotojų, klientų, ar ne? Ta prasme, holdingas turi savyje daug įvairaus tipo dalykų, įvairaus tipo produktų ir paslaugų. Kad geriau suprastumėm tas holdingas, tai čia mums pateikia jų struktūroje esančių kompanijų, trupučiuką supažindina, ką veikia tos holdingo struktūroje esančios kompanijos. Pati pirmoji Alnet tai yra didelė, stipri, kaip čia pasakyti, pardavimų internetu platforma didžiulė, stipri, galinga pardavimų internetu platforma, taip pat internetinio saugumo turi vieną iš savo sričių veikimo, yra internetinis saugumas, tai yra, įsivaizduoju, kad ten tos visos programėlės, kurios apsaugo mūsų kompiuterius ir mūsų, kompiuterius, kągi daugiau. Toliau kita šito holdingo kompanija, Amuntech, net nežinau, kaip ją perskaityti, ar ne? Labai plačiai išplatinus veiklą būtent telefono ir interneto aplikacijų, tai yra programų kūrime, tai yra užsiima būtent kuriant įvairiausias programėlės tiek telefonui, tiems mūsų išmaniems telefonams, tiek internetiniams tinklams. Tai yra visokių programų, įvairaus tipo programų kūrimo ir
prižiūrėjimo kompanija, ar kaip čia išsireikš, net žodžių trūksta. Sekanti tokia kompanija, BLC Gaming, tai yra, kaip jau pats žodis game žaidimai sako, čia turi didžiulę kazino platformą, taip pat sporto, kaip čia vadinasi lietuviškai, sporto statymų, kur statom ten kažkokias nugalės, pastačiau, jeigu laimėjau, tai jeigu tas man, žodžiu, nežinau kaip lietuviškai net įsireikš, matot, net žodžių trūksta. Žodžiu, sporto užstatymų, ar kaip čia bus, turi pokerį ir turi žaidimų platformą. Žodžiu, visais šitais dalykais mes irgi galėsim naudotis. Sekanti to holdingo dalis, sekanti to holdingo kompanija, tai yra PayPay. Tai yra kompanija, kuri užsiima finansiniais reikalais. Turi pasarelą de pagos, kaip čia lietuviškai pasakyti, mokėjimų takelį, ar kaip čia vadinasi lietuviškai, net nežinau, tipo PayPal, ar ne, tik vadinasi PayPay. Tai yra, turi tokį virtualų mokėjimo takelį, turi netgi kreditinę kortelę pririštą prie savo šito takelio, turi net finansinius brokerius ir taip toliau. Žodžiu, šitą dalim holdingo irgi galėsim naudotis, tai yra fantastiška mums naujiena. Kodėl? Todėl, kaip matom, iki šiol ASAP nepajėgė, bankas nebuvo pasiruošęs nei kad tokiam srautui žmonių, nebuvo sukurta sistema, sukūrė naują sistemą, ta sistema vis dar mėginime, atrado klaidų, dabar ištaisomos klaidos, po trupučiuką paleis ASAP, tie, kas nusipirko korteles, tie, kas turi korteles, jokių problemų ir toliau galėsim naudotis kortelėmis, bet kompanija nesiryžta palikti viską tik tai ant vieno ASAP pečių, kompanija prideda prie ASAP, šalia ASAP ir PayPay kelią. Tai yra, galėsim kiekvienas iš mūsų užsiregistruoti ten ir turėsim antrą galimybę gauti, pasiimti mūsų pinigėlius. Tai yra, galėsim turėti kiekvienas iš mūsų, jei tik norim, galėsim turėti abi galimybės. Ne tik tai ASAP, arba ne tik PayPay, arba vieną iš jų, bet kurią norim, arba abidvi iš jų ir taip toliau. Žodžiu, šita sistema atidirbta, čia nereikia sukurti naujos sistemos, kaip ASAP turėjo padaryti, kad būtų pritaikyta mums. Čia viskas atidirbta, žodžiu, ir praktiškai galima, čia jau yra kaip ir vos ne mūsų nuosavybė, kadangi kompanija susijungia su mūsų holdingu, o holdingo viduje ir yra viena iš kompanijų PayPay. Tai va. Taigi, kam buvo padaryta šita sąjunga, kam susijungta? Paprasčiausiai tam, kad kartu šita sąjunga viską tik sustiprina ir kartu bus pateikiama daug daugiau produktų, daug daugiau paslaugų ir rasta daugiau sprendimų. Tai maždaug tokia pirma buvo dalis, čia tai šitas aš pralėksiu. Antra tokia dalelytė, kurią dabar noriu papasakot, tai yra, kaip ir nuo šiol kompanija kažkodėl tai visą laiką pradeda žinias kažkokių tai įžymių žmonių. Šį kartą nori pabrėžti, nori priminti mums apie Henry Fordą, kad jis turėdamas 40 metų buvo ne vieną kartą pradėjęs įvairius verslus ir ne vieną kartą bankrutavęs ir turėdamas 40 metų 1903 metais sukūrė automobilį, paprastą ir pigų automobilį, ir tai buvo jo stiprus žingsnis, nuo kurio tapo žinomas visame pasaulyje, tapo turtingiausiu žmogumi Amerikoje, pasiekė savo tikslų, ar ne? Tai norima pasakyti, kad iš tikrųjų
nesvarbu, kad kažkur kažkas nepavyko. Norima pasakyti, kad iš tikrųjų sėkmė neįmanoma be nesėkmės. Iš tikrųjų, kad kiekvienas žmogus pasiekęs aukštumų prieš tai ne vieną kartą yra pajutęs didelės nesėkmės, bankrotus, bet ne tai svarbiausia, kad tu pajutai kažkada nesėkmę. Svarbiausia dar vieną kartą atsikelt. Dar vieną kartą atsikelt ir atsikelt jau žinant, ką negerai padariau ir nekartot savo padarytų klaidų. Važiuojam toliau. Taigi, mūsų kompanija. Dabar trupučiuką iš mūsų kompanijos pusės. Kiekvieną mėnesį mūsų kompanija vizituoja, mes klikinam, ar ne, per mėnesį 56 milijonus įvairiausių puslapių. Mėnesio bėgyje mes peržiūrim, perklikinam, jeigu taip galima išsireikšti, 56 milijonus puslapių. 6 tūkstančiai naujų narių pasirašo kiekvieną dieną. Įsivaizduojat, kiek žmonių ateina dirbti su mumis. Kiekvieną dieną pasirašo 6 tūkstančiai naujų žmonių. Šiai dienai jau turim virš 3 milijonų registruotų narių. Ir tai skaičiai, kurie mums sako, kad du dalykus, kad turėjom ir vis dar turim daugybę problemėlių ir žinom, patyrė mūsų senbuviai, mūsų visi senbuviai iki skausmo patyrė problemas ir tas nesidaro, ir kitas nesidaro, ir čia tas sustrigo, ir kitas sustrigo, bet būtent šitie skaičiai rodo, kodėl turim tas problemas, kodėl jas turėjom ir jos sprendžiamos kasdien. Bet būtent šitie skaičiai rodo, ir mūsų problemos rodo, kur link einame. Nemeta kompanija, nemeta kompanijos vadovai, nenuleidžia rankų. Nepavyko čia, rasim kitoj vietoj. Čia nepavyko, dar kitoj vietoj. Sujungsim tą, dirba. Ir žinote ką? Man nebaisios problemos. Man nebaisu niekas. Todėl, kad aš matau, kaip energingai ieško išeičių ir ne ten tai kitur, nenustoja dirbti. Ir tai man suteikia didžiulę ramybę. Nežiūrint į tai, kad turim problemų, nežiūrint į tai, kad vakar nepadarė bronzos, negalėjo padaryti namų darbų, šiandien pagaliau į pavakarę padaro, nu ir kas, tai tik smulkmena. Palyginti su tuo, iš tikrųjų, jeigu susivokėt, kur mes esam, tai visą tai, kad kažkas pavyksta, yra tik smulkmena. Ir čia kompanija parodo mūsų naują registro puslapiuką, tai yra būtent toks bus mūsų naujų žmonių registras. Kaip matot, čia aš pamėginsiu. Kaip matot, bus galima registruotis naują pagal plano tvarką, įrašant kaip visada viską, ką prašo. Bet apart mūsų seno įprasto registro, atsiranda nauja galimybė, aišku, neįsivaizduoju, kaip tai bus, kaip jau sakiau pačioje pradžioje, daug yra niuansų, daug dalykų yra, kurių tiesiog pasakyta, bet mes neturim jokių smulkmenų, nežinom detaliai visko, nežinom kas ir kaip ir kur ir kodėl. Faktas tas, kad antra registro galimybė atsiranda, ko anksčiau nebuvo, tai yra tiesiog registras per Facebooką. Kaip tai bus? Žinau tik tai, kad bus vienu paspaudimu, galėsim turėti tiek klientus, tiek mūsų komandų narius,
kurie galės užsiregistruoti pas mus vienu paspaudimu. Aišku, trūksta daug informacijos, neįsivaizduoju kaip ir kas, neįsivaizduoju kodėl. Ir kodėl tai įsivaizduoju. Ir kompanija sako, kad šita nauja registro platforma per internetą mums duos daug lengvesnį, mums suteiks lengvesnį darbą, mums duos daugiau mūsų komandoms daugiau narių ir vienareikšmiškai tuo pačiu galimybę daugiau užsidirbti pinigėlių. Kągi apjungia komanda? Visų pirma, kompanija. Visų pirma, tai turim socialinį tinklą. Kas yra socialiniai tinklai, mes puikiai žinom, mes dieną naktį praleidžiam Facebook'e, daug valandų praleidžiam Facebook'e, mes daug darbo darom Facebook'e, mes suteikiam Facebook'o savininkui galimybę daug užsidirbti pinigėlių ir už tai jis mums nepasako. Čiagi mes turėsim nuosavą socialinį tinklą ir užsidirbsim patys iš to, kad dirbsime jame. Tai yra, turėsim socialinį tinklą, turėsim tinklinį marketingą kaip mūsų verslą, tą ką ir turim dabar, ir turėsim ofisą. Tai yra 3 visiškai skirtingi dalykai bus vienoje vietoje. Jeigu prisimena senbuviai, pačioj pradžioj, pernai sausio mėnesį buvo ir sakoma, viskas viename. Kompanija nuo pat pradžių turėjo tokį tikslą, tokią viziją, sukurti mums lengvą lengvus darbo būdus, lengvą prieimą prie mūsų darbo ir turėti viską viename. Taigi, jau praktiškai kvepia šituo jau iš vis ant nosies galo, tai yra socialinis tinklas, mūsų nuosavas socialinis tinklas, ten tame pačiame mūsų darbas ir ten pat tame pačiame mūsų ofisas. Viskas viename. Važiuojam toliau, aš čia su pertraukėlėm, jau nepykit ant manęs, nes man pačiai šitą informaciją nauja. Taigi, visų pirma, mūsų naujas darbo, netgi negaliu pasakyti ofisas, nes jau dabar bus tinklas visas, turės eilę kalbų, bus pateikta įvairiomis kalbomis, nežinau kiek tų kalbų ir tuo labiau nežinau kokios tos kalbos, savaime suprantama, ispanų, italų, anglų, portugalų vienareikšmiškai, rusų irgi, kiniečių ko gero irgi, bet, žodžiu, kiek tų kalbų bus, nežinau. Registrą nauji nariai turės galimybę užsiregistruoti vienu klavišo paspaudimu. Savo postus, kuriuos dėsite, automatiškai bus galima užprogramuoti, kad, tarkim, įsivaizduokit, kad jūs savo vardu, aš pavyzdžiui, arba kas nors iš jūsų, bet kuris iš mūsų, aš savo vardu turiu reiškia šitą mūsų libertacijos socialiniam tinkle savo, kaip pasakyti, savo sieną, ar ne, ir kažkokį postą įdedu savo šitoj sienoje, ar ne, savo libertacijos sienoje. Automatiškai galėsiu užprogramuoti, kad automatiškai mano postas nukeliautų tiek į Facebooką, tiek į Twitterį, tiek į Google+. Ta prasme, įdėjau vieną postą vienoje vietoje ir jis automatiškai pasidino po visur. Maža to, mano postai turės rekomenduotojo nuorodą jau savaime, ta prasme, jeigu aš įdėjau kažkokį tai postą, tai jau tas postas, faktas tas, kad aš jį dedu iš savo libertacijos socialinio tinklo, jis jau turi mano rekomenduotojo nuorodą savaime. Tuo pačiu, iš čia pat turėsiu prieimą, galėsiu daryti tarėjas, ta prasme, aš galiu daryti tarėjas ir postinti viską vienam puslapį. Čia turėsiu kanalus, ta prasme, prieimą prie mūsų
mūsų video visokiausių, kuriuos kompanija mums pateiks. Turėsiu ir čia turėsiu prieimą prie mano back office, tai yra prie mano ofiso finansinės dalies. Tai yra visi balansai, visi kas kur perka, kas kur neperka, kas kur eina, kas kur išeina, kas kur pareina, taip toliau, visi finansiniai reikalai. Viską turėsiu rame. Važiuom toliau. Ir atleiskite, aišku, jeigu mano kalba labai nesurišta, nes dar kartą sakau, čia ir pati dar plaukioju visame kame. Taigi, kaip matote, taigi, kaip sako pati kompanija, aišku, matot pirmas ženklas Facebook'o, Twitter'o, Google Plus ir mūsų Libertachijos ženkliukas. Tai yra socialinių tinklų ir marketingo junginys su naujausiomis technologijomis ir dideliu efektyvumu. Tai, ką nori, ką daro ir ką mums jau žiauriai greitai pateiks kompanija, tai ir yra būtent šitai. Socialinių tinklų ir marketingo junginys su naujausiomis technologijomis ir dideliu efektyvumu. Tai yra tai, ko dar nėra buvę. Nežinau, ar sugebat iš karto tai, ką aš pasakoju, ar sugebat iš karto priimti ir iš karto suvokti. Tai yra visiškai nauja forma dirbti tinklinį marketingą. Tai yra tai, ko dar nėra buvę. Ir kiekvienas naujas atėjęs kiekvienas naujas žmogus, be didelių problemų, daug greičiau negu anksčiau, galės tapti lyderiu, galės augti profesionaliai ir tuo pačiu artėti prie savo ekonominės nepriklausomybės. Kiekvienas naujas žmogus, jam bus viskas žymiai paprasčiau ir žymiai lengviau negu buvo iki šiol. Darant tinklinį marketingą, aš turiu omeny. Bus labai paprasta naudotis mūsų platformą, mūsų socialiniu tinklu. Tai yra, kaip matote, čia šitam paveiksliuke, čia tarkim esu aš ir man tai reikia ką nors padaryti mano socialiniam tinkle ir viskas dauginasi automatiškai ir viskas iškeliauja automatiškai, žmonės pasiskaito ir vienu tik tai klavišo paspaudimu žmogus gali atsikliūti tavo komandoje. Aišku, savaime suprantama, vienas dalykas palengvinamas šitas darbas, bet antras dalykas dar labiau svarbu negu iki šiol sukurti strategijas, kaip mokinti savo žmonės, kaip ne tai, kad pasirašėjai ir tu ten kybo kaip nori, o kaip padaryti taip, kad tie tavo žmonės taptų profesionalais ir išmoktų, suprastų, sužinotų ir niekada iš čia neišeitų. Taigi, važiuojant toliau. Ir manoma, tai teigiama, net nemanoma, teigiama, kad šitas ženklas, šitas mūsų Libertachijos ženkliukas labai greitai bus žinomas visame pasaulyje. Lygiai taip, kaip žinomi tie anksčiau mūsų matyti ženkliukai, ne? Mūsų nauja Libertachijos platforma, mūsų naujas Libertachijos socialinis tinklas, ką mums duoda visų pirma, tai tau duoda kiekvienam iš mūsų, duoda visiškai lengvai, be jokių problemų palengvintą darbo formas tiek pardavimų srityje, tiek komandos kūrimo srityje, visuose niuansuose labai stipriai palengvintas darbo formas, didžiulę galimybę greitai ir stipriai plėsti savo tinklą ir žinoma
viso to pasėkoje vienareikšmiškai užsidirbti daug greičiau ir daug didesnius pinigėlius. Taigi, ir kaip matote, būtent šitaip atrodys mūsų ofisas, tai yra labai panašu į Facebooką, kadangi mes visi labai daug naudojamės tuo Facebooku, labai gerai pažįstam, be jo negyvenam, tai turėsim mūsų socialinį tinklą panašų. Tam mūsų socialiniam tinkle, kaip matot, čia jau pirmiausiai rodo ženklį. Čia mes gausim ir privačias žinutes, galėsim bendrauti, galėsim susirašinėti, čia visokiausios reklamos. Ir čia aišku labai mažiukai, čia nieko nematom, bet čia šitos vietos visi užrašiukai, tai yra būtent ko mums reikia. Čia mes taskus darysim, ta prasme reklamą žiūrėsim. Čia mes turim savo ofisą, vieną iš tų paspaudę ir iškart į ofisą. Čia mes turim finansinę ofiso dalį, čia mes visus šitus įvairius mokymo video padarytus mokymui ir taip toliau. Žodžiu, viską turėsim būtent tokiam socialinio tinklo pavidale. Čia kaip ir toliau sako, ar ne, mūsų socialinis, pieštuko nepaėmiau, mūsų socialinis tinklas, čia mes turim tarėjas, čia mes taip pat turėsim mūsų e-commerį, dėl e-commerio, o dieve, dėl e-commerio apskritai fantastiškas dalykas. Iki šiol e-commeris buvo tik išmėginimo periode, o tai reiškia, kad, jeigu nusipirki, tai nusipirki, bet e-commeris mums procentų neduodavo. Nuo dabar, nežinau tik kurios dienos ar kurio mėnesio, bet nuo dabar nauja e-commeris mums duos centus ir tai reiškia, kad įsivaizduokit, kad aš įeinu į savo šitą virtualų ofisą, o virtualus ofisas tai yra mūsų socialinis tinklas, aš savo socialiniam tinkle, aš savo sienoje ir aš iš savo sienos paspaudžiu e-commerį, tai yra e-shopperį, tai yra e-commerį ir, pavyzdžiui, papostinu, padarau postą, ar ne, pareklamuoju kažką tai iš produktų, o produktų bus visokiausių, dviračiai, automobiliai, rūbai, baldai, nežinau, visko. Ir pareklamuoju kažkokį tai produktą, kuris galbūt man patiko. Pareklamuoju savo tą produktą savo šitam sienoje, Libertachijos, bet automatiškai, kaip kalbėjau aš jums, ar ne, jis peršoka, jeigu aš užsiprogramuoju prieš tai, jis peršoka į Facebooką, jis peršoka į Twitterį, jis kur nors ten sušokinėja. Automatiškai padariau vieną postą, tik tai postą, vieną reklamytę savo Libertachijoj, o ta mano viena reklamytė peršoka automatiškai visur. Bet ta mano reklamytė turi savyje užsegtą rekomenduotojo nuorodą. Tai reiškia, kad tą mano reklamytę galbūt koks nors Facebooko mano draugas paėmė ir jis perkėlė į savo sieną. O jo kažkoks draugas paėmė ir nusipirko dviratį iš tos mano reklamuoto dviračio, ar ne? Bet tam poste buvo likusi mano rekomenduotojo nuoroda. Net jeigu mano draugas 2, 3 ir 4 perkėlė tą mano postą per Facebooką, per Twitterį ar kur bebuvo ir kažkas 10 perkėlime nupirko tą dviratį, aš gavau procentus, nes tame poste buvo užfiksuota mano rekomenduotojo nuoroda. Ta prasme, nežinau, man gal trūksta žodžių, aš matau tą vaizdą, aš nežinau, ar aš sugebu jums perduoti tai, kas mūsų iš tikrųjų laukia. Man žodžių trūksta, kas mūsų iš tikrųjų laukia. Ir taigi, toks mūsų, ar ne, toks mūsų socialinis tinklas, tame pačiame tinklinis marketingas ir tame pačiame mūsų ofisas. Žodžiu, toks galingas, veiksmingas, paprastas, efektyvus mūsų darbas, jeigu taip galima įsireikšti. Tai yra,
žodžiu, libertachija pavirsta, gimsta. Libertachija tai socialinių tinklų tinklinis marketingas. Pats galingiausias, su didžiausiom strategijom ir su didžiausiom technologijom ir su fantastiškom galimybėm. Tai yra socialinių tinklų tinklinis marketingas. To, ko iš tikrųjų iki šiol nėra buvę. Ką tai reiškia? Ką tai reiškia tiek mums, tiek pačiai kompanijai? Tai reiškia, kad tiek mums, tiek pačiai kompanijai daug daugiau reklamų, daug daugiau galimybių užsidirbti tiek kompanijai, tiek mums patiems, ta prasme, visais atžvilgiais. Važiuojam toliau. Taigi, ir jeigu iki šiol mes turime 68 milijonus per mėnesį puslapiukų, ta prasme, puslapių, kaip kitaip pavadinsi, tai mūsų labai artimi planai pasiekti 2 milijardus puslapių per mėnesį. 2 milijardus puslapių per mėnesį. Žodžiu, viskas kils tiesiog žaibiškai, ar ne? Ir skaudi tema, kuris, sakykime, šiandien buvo vakar ypač, ar ne? Tarėjas, tai yra mūsų reklamų žiūrėjimas. Libertachijoje, naujoj mūsų libertachijoje, mūsų reklamų žiūrėjimas bus daug paprastesnis. Tas mūsų puslapiukas, būsimas puslapis, mūsų reklamų žiūrėjimo veiks žymiai efektyviau, neturėsim problemų, bus viskas žymiai supaprastėję. Ta prasme, kad, va kaip matot, kažkas panašioj formoj bus, kaip buvo iki šiol, ar ne, pirma reklamytė, paspaudė, pažiūri, kai jį persižiūri, tada tik tai gali sekančią ir sekančią. Bet, aišku, detaliai nepaaiškino, jums irgi tuo pačiu detaliai negaliu nieko paaiškinti, be jokios abejonės ateityje žinosim viską smulkiai ir taip toliau, bet tai bus daug patogesnis, geresnis ir efektyvesnis reklamų žiūrėjimas. Kaip jau sakiau, šitą jau aš užbėgau už akių, čia bus galima pardavinėti reiškia, kaip jau sakiau, turėsim daug visokiausių įvairiausių produktų, įvairiausių žymių firmų ir nežymių firmų. Bus labai patogu įdėti, pavyzdžiui, savo reklamą, kaip jau sakiau, ir ta reklama peršoks automatiškai visur, kur jūs norėsit. Bus didžiuliai rinkiniai įvairių produktų su labai didelėm nuolaidom, kas irgi vienareikšmiškai, aš taip įsivaizduoju, kad kaip būna, kaip ir bet kuri kita pardavimų kompanija, ar ne, terminus tokiom prekiam nuolaidom didelėm, paskui tos būtent prekės vėl grįžta savo kainą, ateina kitas terminas kitokios tipo prekiams didelės nuolaidos. Tai čia irgi mes pastoviai turėsim būtent tokių nuolaidų, kažkokių tai produktų, prekių, produktų rinkinių, didelės nuolaidos, žodžiu, terminais, kaip čia pasakyti, nežinau net kaip įsireikšti, laiko tarpais, tam tikrą laiko tarpą vieno tipo produktai, kitą laiko tarpą kito tipo produktai ir taip toliau. Ir visi šitie produktai be abejo savyje turės rekomenduotojo nuorodą, tai yra, žmogus perka, jisai perka kaip internete, kaip tada, kaip iki šiol pirko, bet jeigu tą reklamytę patalpinai tu, tai ta reklamytė savyje automatiškai turi tavo rekomenduotojo nuorodą ir vadinasi, tu gausi procentus už to produkto pirkimą, už to produkto pardavimą, tarsi būtum pats jį pardavęs. Taigi, ir Henry Fordas, kaip sako, apsijungti yra pradžia.
Išbūti apsijungus kartu jau yra progresas. Bet dirbti kartu tai yra sėkmė. Iš tikrųjų, būtent dirbti kartu. Apsijungti mes apsijungiam, kam lengviau, kam sunkiau ir apsijungti, kaip matom, manau, kad bus toliau žymiai lengviau ir paprasčiau ir taip toliau apsijungti, bet apsijungti tai dar ne viskas. Išlikti. Antras žingsnis - išlikti. Mes žinom, kiekvienas iš mūsų, kiek turim žmonių pasirašę žmonių, kurie pasirašė, bet taip ir nedirbo. Taip ir nedirbo. Neišliko, pabėgo, išėjo. Nors aš dabar labai tikiu, kai pradės viskas veikti, tie, kurie sustojo, tie, kurie išėjo, daug kas sugrįš. Daug kas sugrįš. Bet labai svarbu išlikti, nepabėgti, neišeiti. Bet išlikti ir stebėti irgi maža nauda. Didžiausias dalykas - apsijungti, išlikti ir veikti, dirbti. Va tai ir atveda į sėkmę. Būtent šitokiu būdu galim pasiekti sėkmę. Na ir čia kalba apie tai, kad iš tikrųjų negalima, Harvey Firstonas sako, kad lyderis tai turi būti tas žmogus, kuris pastoviai siekia tobulėjimo ir paskui save veda žmonės būtent to tobulėjimo mokymosi keliu. Tau niekada neturi būti, tau jokia pamokėlė neturi būti per daug. Tu ištisai visą laiką, kiekvieną dieną privalai ką nors išmokti. Ir kai darom konferencijas, kai darom mokyklas, jeigu tu turi drąsos norėti būti sėkmingu, tai privalai atmest bet kokius pasiteisinimus ir dalyvauti visose mokyklose. Visose mokyklose. Privalai. Kitaip, kaip aš vis sakau, pasiteisinimai ir rezultatai kartu nebūna. Kiekvienas iš jūsų, iš mūsų, aš, tu, jis, jie, kiekvienas iš čia esančių ir nes taip pat privalom pasirinkti vieną kartą ir visiems laikams. Arba renkiesi pasiteisinimą, arba renkiesi rezultatus. Ir jeigu renkiesi pasiteisinimus, net nesvajok apie rezultatus. Bet jeigu pasirinkai rezultatą, jeigu supranti, jeigu turi drąsos norėti rezultato, užmiršk visiems laikams pasiteisinimą. Aišku, nukrypau į šalį. Na ir čia G akademija. Būtent G akademija bus labai tobulinama, bus labai daug informacijos, bus daug pateikta mokymo medžiagos, kad kiekvienas iš mūsų galėtumėm tobulėti, galėtumėm mokintis ir kad turėtumėm reikalingą medžiagą ne tik pats savo mokintis, bet kad turėtumėm medžiagą mokintis savo komandą, savo žmonės. Ir tai yra labai bus įvairių, bus prikurta, prigalvota, gal jau jie turi, nežinau, tiesiog priruoštas įvairių metodologijų, įvairių darbo įrankių, kad galėtum pats tobulėti ir kad galėtum mokinti savo žmonės. Taip pat bus ruošiami įvairūs kursai, pardavimų strategijų kursai, reiškia, gausim mokymus visokiais klausimais. Tiek pačio darbo, tiek tinklo kūrimo, tiek pardavimų klausimais. Žodžiu, visą tai pradės, mūsų G akademija pradės labai stiprėti ir veikti. Na ir šitas ratas, šitas toks rutulys, fantastiškas dalykas, kai jį supranti, tai yra network online. Ką reiškia? Network online tai yra tinklinis marketingas internete. Žinom tūkstančius kompanijų, visokių klikinimų kompanijų, kurios iš tikrųjų realiai net daugybė yra, kad net realiai gatvė yra, net ofisų neturi, kompanijų, kurios dirba už ekrano
pasislėpusios už ekrano. Viena iš tokių mūsų irgi buvo, nors mes iš tikrųjų iš karto nuo pat pirmos dienos turim ofisus, galim nuvažiuoti, dabar jau 5 valstybėse turim ofisus, atstovybės ir taip toliau. Bet mūsų kompanija irgi yra tinklinio marketingo kompanija, dirbanti būtent internetu. Taip pat puikiai žinom tinklinį marketingą, ne internetinį tinklinį marketingą. Toks marketingas gimė pats pirmasis, tokį marketingą mes visi pažinom kažkada seniai, kas prieš 5, kas prieš 10, kas prieš 20 metų. Tokį marketingą, kur nebuvo interneto, kur buvo produktai ir žmonės, tas pati pirmoji kompanija Amway, žmonės ėjo, beldė į duris ir nešiojo produktus ir pardavinėjo produktus. Gimė toks tinklinis marketingas, kuris šiai dienai nėra taip žiauriai paplitęs, bet jo labai daug vis dar labai daug visam pasaulyje. Bet va trečiasis socialinis marketingas, socialinių tinklų marketingas. Marketingas, kurį turėsim mes. Marketingas, kuris apjungia ir automatiškai dirba socialiniuose tinkluose. Marketingas, kokio dar nėra buvę. Marketingas, kuris savyje turi tiek pirmą dalį, tiek antrą dalį ir kažką naujo, ko iki šiol nėra buvę. Ir tai mes turėsim pirmieji. Ir tai mūsų ateitis, ir tai mūsų marketingas, ir mes vieninteliai pasaulyje, ir tai, apie ką mes svajojam. Tai yra viskas viename. Mūsų svajonė būti vieninteliais ir turėti viską viename. Pituko neturi. Socialinį tinklą, tinklinį marketingą ir ofisą. Va, tokie kompanijos tikslai. Tai kompanija mums duos jau. Gausime tai ne iš karto, nebus taip, kaip buvo vasara mūsų revoliucija. Gausim palaipsniui tą dalyką, paskui kitą, bet jau nuo vasario pradėsim gaudinėti po trupučiuką dalykus. Jau nuo vasario. O šiandien sausio 29, taip kad iš viso ant nosies kabo šitie dalykai. Ir jeigu naudosi šituos metodus, kuriuos mes pristatome, jeigu įjungsi į savo praktiką strategijas, kurias tau duodame, jeigu visą tai darysi, tai mūsų lyderiai bus patys sėkmingiausi ir turtingiausi žemės rutulyje. Nes gimsta tai, ko iki šiol nėra buvę. Ar galit suvokti tokį dalyką? Gimsta kažkas, ko dar nėra buvę. Ir mes jau esam čia. Tai va, ką sugebėjau, tą jums perdaviau, tą jums pasakiau. Žinoma, antra informacijos dalis dar mums neduota, dar laukiam. Tai yra visi tie niuansai, kurie mums buvo neaiškus šitom visom dienom. Tai negalima to, tai negalima kito. Antra informacijos dalis, tai bus ta informacijos dalis, kaip jau mūsų viduje veiks visi kiti dalykai, kurių mes kol kas nieko nežinom. Neklauskit manęs, nei kaip perkami paketai, nei kaip neperkami paketai, nei kaip pinigai pervedami, nei kaip nepervedami pinigai. Visą šitą antrą dalį laukiam informacijos. Galit klausti iš to, ką šiandien girdėjot,
išsakiau viską, ką žinau, jeigu dar kažkokių klausimų sugalvosit, nemanau, kad galėsiu atsakyti. Žodžiu, tiek žinių. Taip, Edita, o kaip